Labas rytas. Mėly žiūrovai, man šis rytas yra mielas tuo, kad aš mėgaujuosi žalia kaip mūsų miškai arbata mača. Anot jie geriančių jį sutikė daug energijos, netgi kur kas daugiau nei kava. Man šiandieną svarbiausia, kad jinai šildytų. O be to jinai iš Japonijos, ten, kur žmonės jau ilgus metus sugyvena darniai ir gražiai su gamta. Kaip jau supratote, laukia šaltas pasivaikščiojimas ir aišku, kad labai šiltas pokalbis su mūsų herojumi. O šiandieną laidoje Mindaugas Urbila, aš sakyčiau, Sengirių karalius. Jis yra režisierius ir filmo Sengirė autorius. Mindaugas labai daug metų ruošėsi tam projektui. Daug metų filmavo. Dar daugiau susikopė man klausimų. Kiek sengirių liko Lietuvoje? Kokia būklė šiuo metu yra mūsų miškų? Kokie žvėrys ten gyvena? Kas atsitiko? Ir apskritai, tiek daug laiko praleido sengirių. Kokia būsena lanko? Dar keli gurkšniai ir pajudėsime. Prieš tai dar į Setbanką užsuksime, pričiupsime mano bičiulio Audrį, o tada jau banzai Sengirė. Sveikas. Labas, Audrė. Kur keliausim? Keliausim tuo, aš pašildžiau to mašiną, kad nesušaltų. Ačiū tau. Klimato kontrolę sumažinu ir tada važiuojame, nes jau mes dabar subtropikų miškuose, bet... Važiuojam lietuvišką gyrę. Sengirė. Sengirė. Tu pailsės? Puikiai. Labai pailsės ar čia apsimetinėjai? Pailsėsiu dar labiau, kai nuvažiuosim į Sengirę. Taip, nesgi sėdėjai prie kompiuterio, žinau. Paganysim akis, pakvepuosim grynų oro. Ir man to reikia, žinau. Taip? Taip. Man atrodo, visiems mums reikia. Prie kompiuterio nesėdžiu, bet vis tiek esant mieste smegenys dirba visai kitų režimų. Man bus labai įdomu Mindaugo paklausti iš tikrųjų, kiek tų Sengirių yra. Lietuvoje? Kiek Sengirių yra, kiek tų senų miškų yra. Nes turbūt, aš net neįsivaizduoju, jeigu paklausime, aš net neįsivaizduoju procentų skaičius. Ir jo daromas tas Sengirės fondas, kuris irgi bando atkurti tą Sengirės, man atrodo, labai didelį darbą jisai daro. Bet ta irgi biologinė įvairovė, miškai yra be galo svarbus, bet irgi, man atrodo, tas supratimas mūsų, dabar neseniai buvo atliktos apklausos praeitais metais. Virš 50% Lietuvos gyventojų iš tikrųjų arba nežino, kas yra biologinė įvairovė, arba tie, kurie žino, nežino, kaip prie jos prisidėti. Man atrodo, tos mums dar tikrai edukacijos ir tiem patiem verslam labai trūksta edukacijos. Kokį aš verslas, darydamas vieną ar kitą veiklą, darau įtaką neigiamą ar teigiamą. Turbūt dar labai sunku susigaudyti. Bent jau aš taip, kaip ir su klientais mes šnekam, tikrai dar suprantu, kad tik dabar ta pradžia vyksta. Tik dabar tas supratimas po truputį ateina, kaip ateina supratimas apie klimato kaitą ir jos daromos žalas. Tai lygiai taip pat turbūt apie bioįvairovę, bet tai irgi ne tik, žinai, tai nėra tik miškai, tai yra mūsų pelkės, tai yra mūsų pievos. Tas pats Vilniaus praeitą vasarą, kur nešienautos būdavo tam tikros, žinai, pievos paliktos, ten irgi ten klesti bioįvairovė. Jau laukia. Laukia. Girių vedlys. Nu ką? Judam? Judam. Bet, žinai, čia yra Sengirė, šventa vieta. Judam iš lėto, gerai? Koks rimtas žmogus, klausyk, ne? Labą dieną. Labas rytas. Sveiki. Tu kaip šio miško kryvis atrodai. Palaiminsim dabar ir vesi, ne? Ne, nesu kryvis. Iš tikrųjų esam tai labai tokio įspūdingoje vietoje. Čia yra prie pat Neris. Ir yra tokie didžiuliai šlaitai. Ir kadangi didžiuliai šlaitai, buvo labai sunku iškirsti ir ištempt medį. Tai būtent tokioj vietoje ir išliko patys įspūdingiausi Lietuvos miškai. Tai labai džiaugiuosi, kad čia atėjot ir galėsim užeiti aplankyti. Dėka kalvų, šlaitų, juos galima apsaugoti, reikia pilti? Jie patys apsisaugojo iki šiol, bet šiais laikais jau technika gali labai daug, tai gali jau ir net ir iš tokių šlaitų pasimti. Tu esi savo erdvėje, ne? Taip. O mes, man atrodo, pirmą kartą? Pirmą kartą. Visai šalia Vilniaus. Visai šalia Vilniaus. Gėda mums abiems. Tai galim prasivaikščioti? Einam. Aš noriu klausti, ar senas šitas miškas? Taip, dalis yra tikrai seno, dalis jaunų, sakykime, šitiem ąžuolam, tai labai sunku yra pasakyti, bet gerokai yra virš 100 metų. O. Galbūt 120, 140 jau metų. O kuo skiriasi miškas nuo Sengirės? Paprastas miškas, tai įsivaizduotas ūkinis, taip vadinamas, tai yra kopūstų laukas.
kur auga tik kopūstai ir daugiau niekas. Nesupratau, miškas? Kur auga kopūstai? Ne, ta prasme, mišką galima palyginti kopūstų laukui. Nes kopūstų lauke auga tik tai kopūstai. O pavyzdžiui, natūralioje pievoje auga labai daug įvairių gėlių. Kitaip tariant, tas yra ūkinis miškas, tai yra išimta viskas, kas žmogui nereikalinga, palikta daugiausia eglės ir pušys. Ir ten yra labai nuskurdinta bioįvairovė. Kaip pasakyti, ten niekas beveik neauga, tik tai apartų medžių, bent jau taip stengiamės padaryti, už kurių būtų galima paimti pinigus. Tuo tarpu sengirėje auga labai daug įvairių rūšių medžių. Labai atsiprašau, Mindaugai, jis važiuoja dabar. Tu iš Vilniaus, ne? Taip. Vingio parke buvai, nesakei. O Vingio parkas labai skirtingas, labai daug medžių skirtingų ir augalijos ir bioįvairovės. Ką čia, ne sengirė? Vingio parkas pagal amžių yra vienas šimčiausių sengirių. Atkreipkite dėmesį, kokios turi pušis, tos prasme, jos yra tokios. Ir ar esat matę daugiau kur nors Lietuvoje tokių vietų? Ar teisingai supratau? Jeigu miške, kuris yra didelis savo plotų, yra labai storų kamienų, kuo daugiau, tuo turi didesnį teisę vadinti sengirę. Ir aišku įvairovė, ne vien tik tais spigliuočiai. Tai Vingio parkas kaip ir galėtų būti vadinamas sengirė, bet jis nėra labai turtingas, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu medis yra nugriūna, jis yra išimamas. Ir taip tariant, nėra tos negyvos medienos. Bet mokslininkai sako, pavyzdžiui, jeigu pasvertumėm augantį medį ir nugriūsi medį, tai gali būti, kad nugriūsią medį yra daugiau gyvų ląstelių negu augančią medį. Jis yra labai reikalingas įvairiem grybam, vabzdžiam, paukščiam ir taip toliau. Jeigu mišką palieki, nieko su juo nedarai, tai atsiranda daug labai mikrobuveinių. Ir tada juose gali gyventi labai daug rūšių. Ir tada biologai sako, kad tai yra vertingas miškas ir jis žymiai yra atsparesnis nuo įvairių klimatinių sąlygų. Nes, pavyzdžiui, apskritai, kad žmonės kalba apie tą bioįvairovę, kam reikia tos bioįvairovės. Tai čia tokia analogija galima švęsti su žmogaus smegenim. Nes, pavyzdžiui, žmogus, mokslininkai sako, kad naudoja tarp 90% savo smegenų tik tai. O smegenys pasiema labai daug cukraus, labai daug šilumos išspinduliuoja ir labai, ta prasme, atrodo, kad nenaudinga, tai kodėl 10% tik tai gali naudoti. Ir tokios didelės smegenys evoliuciškai išliko. Tai atsakymas yra labai paprastas. Pavyzdžiui, čia yra klausos zona ir neurobiologai sako, jeigu, pavyzdžiui, žmogus pajunta kažkokius simptomus, padaro tomografiją ir nustato, kad jau kokį 30% smegenų sunykia ir tik tada pradeda jau simptomus. Kitaip tariant, kad, pavyzdžiui, čia klausos zona, jinai gali pereiti į kitą vietą ir jau kita vieta užtikrina tas pačias funkcijas. Tai lygiai tas pats yra ir su mišku. Jeigu yra kuo didesnė bioįvairovė, sakykime, ateina kinivarpa, tai labai greitai ateina ir kiti organizmai sveika miške, kurie, kaip tą kinivarpą jau suvalgo. Ir kuo didesnė bioįvairovė, tai tuo tas miškas yra stabilesnis ir atsparesnis. Ir klimato kaitai, ir vėjam, ir panašiai. Ar galėtum truputėlį nupasakoti ypatingai sengirės nauda klimato kaitos perspektyvai? Kodėl yra sengirės naudingos kovojant su tą klimato kaita? Todėl, kad medžiai patys savy užrakina labai daug anglies. Tai vienas dalykas medžiai, o kitas dalykas į dirvožemį irgi yra užrakinama anglis. Ir to pasekoja ir tos šiltnamių dujų susidaro mažiau ir klimatas kaip ir neturėtų taip greitai kaisti, teoriškai. O yra skirtumas tarp naujų miškų, kurie užsėti paskui kirtimui ir sengirių iš klimato kaitos perspektyvos? Didžiulis. Nes, sakykime, pavyzdžiui, kaip sako, kirskim miškus ir sodinkim ir tada, nes jauni medžiai ten labai daug sugeria tos anglies. Bet iš principo, kur jie yra sodinami tie miškai? Kirtavietėse dažniausiai. Taip. Tai iš pat pradžių yra iškertamas visi šitie medžiai. Tas anglis paleidžiama atgal į orą ir paskui sako, žiūrėkit, mes vėl atsodinsim, vėl padarysim gerą darbą ir po 100 metų, ta prasme, vėl tiek pat bus sukaupta anglies. O tuo tarpu, sakykime, kai medžiai auga, tai yra ta gamtinė branda, tai ir yra, ta prasme, kirtimo amžius. Tai, pavyzdžiui, eglė ten nuo 70 metų jau gali kirsti, nuo 80, tai pušį nuo 100 metų gali kirsti. Tuo tarpu pušis gyvena 400-500 metų galėtų gyventi. Tai jeigu mes jos dabar neiškertam, dar 300 metų pušis dar būtų užrakinta ta pati anglis. Bet dar turbūt yra tas, kad bioįvairovės visoje aplinkoje žymiai daugiau to anglies dioksido sugauna ir paskui į žemę sudeda, ne? Taip, o čia, kai yra iškertami miškai, jie dar suariami, ta prasme vėl viskas yra išleidžiama. Mindaugai, tu
tapai žymus net visam pasaulyje sukūręs filmą Sengirė. Čia labai skambiai pasakyta. Na, apdovanojimų daug. Ta prasme, apdovanojimai nepadaro filmo nei geresni, nei blogesni, jau jie po filmo jau. Bet tiek, kiek tu pasakoji apie miškus Sengirę ir esamą situaciją, tai tu esi tas pilnateisis, kuris gali sukurti, rezonuoti visam pasauliu kūrinį apie mūsų bioįvairovę ir Sengirės. Kelintais metais buvo nufilmuotas? Prieš kokius 5 metus. Aha. 2017 gal. Ir ar vis dar jaučiasi rezonansas, rezultatas? Ir apskritai, koks buvo po to ir dabar? Taip. Na, prieš paskutinį kartą Sengirę rodėm šeštadienį, paskutinį kartą vakar. Tai vis dar, vis dar gyvuoja, ta prasme, sukasi. O rezonansas... Kažkokia jo įtaka. Jo. Tai aš manau, taip yra, kaip... Ne tai, kad labai apčiuopiama, nes, pavyzdžiui, kai pasirodė filmas Sengirė ir Seime buvo apie miškus kalbama, tai vietoj Sengirės atsirado toksai, vietoj miško sinonimas buvo Sengirė pradėta naudoti kaip kažkas tai tokio. Tai filmas galbūt ir davė tą terminą, kad įvedė. Jis grąžino jį. Reabilitavo. Taip. Sengirės filmas, Sengirės fondas. Man visada įdomu žmonių istorijos, nuo ko jie pradėjo. Kaip pats susidomėjai tuo šitą visą temą, kaip pats jis pradėjo įsitraukti? Tai čia nuo vaikystės tas ateina, nes kai buvau mažas, aš ten su draugais nelabai mėgdavau, tai labai mėgdavau eiti į mišką ir ten turėjau tokį labai ypatingą vietą. O mieste gimęs ar kaime? Kaime. Tai va, Antalgės kaimas, Susnios rajone. Tai žodžiu, ir aš ten labai eidavau ir būdavo man smagu ir vieną kartą jau žiūri iškirsti. Ir kai vaikas, žinot, turi tokį teisingumą jausmą, kad ir jam labai liūdna. Ir nieko negali padaryti. Ir buvo labai liūdna. Ir paskui čia buvo nepriklausomybės pati pradžia ir į Lietuvą ten atvažiavo tokį vienuolę Mišelę iš Amerikos. Ir mes ją žiauriai laukdavom, kad važiuotų į mūsų mokyklą ir nes atveždavo tokių pieštukų su trintukais ant galo, kas būdavo stebuklai, stiknautų ir panašiai. Ir jinai visą laiką kartodavo tokią dainelę. Visą laiką. Aš kiek atvažiuodavo tiek, kad aš statau visuomenę. Tai reiškia, kad kokioj šalyje aš noriu gyventi, aš taip turiu ir elgtis. Ir tokia šalis ir bus. Galbūt ne iš karto ir panašiai. Tai nuo tos vaikystės labai kažkaip norėjosi kažką tai daryti dėl tų miškų, bet miškai visą laiką kainuodavo labai daug. Tai dabar ten gali nuo 10 tūkstančių iki 25 tūkstančių kainuoti 1 hektaras. Ir studijų metais mes galvojom, tai davai, studentai susimetam ir nusiperka. Bet kai realiai sužinai kainas, tai ir paskui tiesiog gėda būdavo kalbėti apie tai, nes visiškai nepasiekiama svajonė. Bet kai išėjo filmas ir visi nors kino teatrai ten prognozavo, kad ateis 2-3 tūkstančiai žmonių per visą laiką ten pažiūrėjo, tas filmas buvo kurtas 8 metus, ruoštasi. Kurta 4 metus, 12 metų ir galvoju, dėl 2000 ateis, ką daryti, bet reikia daryti, ką gali. Tai pasitengiam, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie filmą ir per pirmą savaitgalį atėjo 8 tūkstančiai žmonių. Tik per savaitgalį. Ir tada realiai prisimenu tą vaikystės svajonę, kad reikia kažką daryti, kad aš statau visuomenę. Ir tada nusprendėm, kad reikia dalį grąžinti miškui, tai pusę pinigų kitam projektui, kitą pusę grąžinti miškui. Iš pradžių galvoju, kad tai galiu nupirkti mišką ir išsaugoti. Ir pasakiau, o tai aš tai saugosiu, mano vaikai saugos, o anūkai, nežinau, nes žmogaus gyvenimas yra labai trumpas palyginus su miško gyvenimu. Ir dėl nusprendėme įkurti Sengirės fondą, kur būtų daug saugiklių sudėta ir kurie užtikrintų, kad keičiantis kartom tas pats miškas galėtų išlikti. Filmuojant Sengirę, ką buvo sudėtingiausia, kokie momentai? Finansavimą rasti. Čia tie tokie biurokratiniai reikalai, nenoriu žinoti, nors ir žinau, kad tai visą laiką sudėtinga, ypač dokumentikai, motyvuoti, gauti finansų yra turbūt sudėtingiausias. Bet kalbant apie kūrybinį procesą. Laukt greičiausiai, nes, kaip pasakyti, pavyzdžiui, jūs važiavot filmuoti ir jūs žinojot, kad kažką nufilmuosit ir grįšit. O kai filmuoji gamtoje, tu iš principo važiuoji ir tu net nežinai, ar ateis tavo tas, pavyzdžiui, prasidė savaitė, nieks neateina. Ir ten grįžtu po filmavimą ir, mama klausia, tai kaip tau sekė, žinai, nieko nenufilmu. Tai blogai, ne, sakau, normaliai, sakau, nes, ta prasme, 9 kartus nesiseka, tai norma 10 kartų turi pasisekti, jeigu 20 kartų nesiseka, tai jau kažkas jau blogai. Bet čia visą laiką taip, niekad nežinai, kada jau tu atsiveši tos medžiagos. Kiek kantrybės? Aš tą panį norėjau sakyti. Kaip pažiūrėsi, nes, pavyzdžiui, ten medienų užlipė sėdi 23 valandas, kaip ir atrodo, bet kita vertus tu nieko nedarai, sėdi ir tiek žinių. Ir medituoji, ir mėgaujies.
Ar jau pavargsti nuo tos pačios sengirės? Lyja, sninga. Oi, kaip čia tylu, kaip man atsibodo šitą tylą. Ne, nu tiesiog fiziškai būna sunku, nusakykim, kaip į medį turi užlipti naktį. Vasarą, tai 2 valandas atvažiuoti, užlipti medį, paskui 23 valandas sėdi, nulipi ir paskui dar porą valandų važiuoji namo. Tu vienas tai darai? Priklauso, kartais vienas, kartais kolega, priklauso nuo rūšies, nes prie kiekvienos rūšies yra skirtingas priėjimas. Tai jau, jeigu yra jautresnis rūšis teoriškai, tai tada mes ateinam dviese naktį, aš užlipu. Viskas dėlioja, kolega nueina, tai paukštis nemato, bet girdi, kad kažkas atėjo ir kažkas išėjo. Tu rūšis ne vien tik paukščius turėjai, apskritai gyvūnus, ne? Tu turi kažkokį tikslą, planą, kad būtinai noriu ten tokį ir tokį paukštį, tokį ir tokį žvėrį? Ar tiesiog, duok dieve, kas nors, kad prieitų? Ne, tai žinoma, nes filmas Sengirė, tai norėjau parodyti būtent tuos Sengirių gyventojus. Kas buvo svarbiausia plane? Kokia rūšis? Nu, net nežinau. Kurtiniai, pelėdos. Kad visas. Tas kadras ten toks nuostabus filme, kur pelėda priskrenda prie... Tai kai tu eini filmuoti, tu nežinai, ką nufilmuosi. Realiai visą laiką būni maksimaliai budrus ir paskui stebi to rūšį kelius metus, kad realiai išmoktum, kaip jinai atskrenda, arba, pavyzdžiui, kaip žvėris eina, kaip sustoja. Reikia išmokti. Tu nežinai, ko tikėtis realiai labai stipriai. Aha. Tai va, tos rūšis kaip ir visos ten vienodai, ten to, taip sakant, kraujo yra nuleidę. Tiesiog sėdi, lauki. Kadangi tu esi ir kūrybos, ir tokio gelbėjimo sraute, galėtum papasakoti, kokie perspektyvai tavo planai kaip artisto meniniai sferai? Po truputį filmuoju, renku medžiagą, tai dabar bus kitas filmas apie Kuršių neriją. Tai va, tai kas yra Kuršių nerija, tai iš vienos pusės vanduo, truputėlį smėlio ir iš kitos pusės vanduo. Tai va, tai renka medžiagą ir pasakosim istorijas. Tai jau kelis metus gyvensi Neringoj? Nu, jau pradėjom, po truputį. Iš tikrųjų, tokie, kurie atvažiuoja pailsėti, tai ta Neringa taip nostalgiškai skamba, bet man, kai ten sėdė ant kopos ir tas vėjas ten 20 metrų per sekundę košė, dar va čia praeitą kartą buvau, tai -10 laipsnių ir 15 metrų per sekundę vėjas, tai... Tu ištisus metus tai darysi? Nu, po truputį, jo. Nu, kaip gražiai mes čia pasivaikščiam. Ir tave iš banko ištraukiam. Iš to kompiuterio. Taip, režimo. Virtualaus pasaulio. Va, kur pasaulis. Tu esi Mindaugas girių ir sengirių karalius. Turėjom garbės, koks kuklumas. Ne, tikrai ne karalius, tai vienas tiesiog iš žmonių, kuriem patinka būti miške. Tai čia tokių žmonių yra labai daug Lietuvoje ir aš to labai džiaugiuosi. Ir kuo toliau, to labiau daugėjo. Ypač Covidas parodė, kiek miškai, Lietuvos miškai yra svarbus lietuviam. Kur visi bėgo? Taip, miškus. Vat būtent. Slapstėsi, bėgti negalim. Jo, ir kas yra labai džiugu, kad Covidas praėjo, o tas įprotis daugam liko. Ta proga turiu tortą, atšvesim, kol kas dar tą, žinai, vešlę sniegų žiemą. Tai vat, tai žodžiu, noriu, kad mes visi kartu pasidžiaugtume štai tokiu dalyku. Sorry, žilva. Žiemą ar vasarą, miške ar sengirėje. Va taip, lygiai vietoje atsistoji, atsipalaiduoji, supranti, kad kvėpuoji ir džiaugiesi, kad esu gyvas. Todėl darykime viską, ką galime. Lankykimės miškuose, mylėkime juos ir prisidėkime prie jų išsaugoti. Mūsų nedidelį šalį lietuvėlį tai yra geriausia, ką turime. Mes pasimatysime kitą šeštadienį, 9:30 per TV3. Dar daugiau nuotykių ir smagių istorijų.